Paryžiaus ekipa leido Stambulo Fenerbahče klubui 30 kartų nusimti kamuolį puolime. Nesuvokiamas skaičius atkovotų kamuolių puolime iš Stambulo krepšininkų pusės ir iškovota būtent turkų ekipos pergalė. Alenas Smailogičius vos nesuklysta su visa komanda. Butkevičius iki... Kad atrodytų šitą ataką, bedėjai, paimsime 2 taškus. Didžiai Šortas jau kitoje atakos pusėje, bet šiek tiek lipa į medį. Ir prieš save matė ne Arną Butkevičių ar Dovydą Gedraitį, kuris rungtynes pradeda nuo suolo, o Silveną Francisko. Birutis į baudos aikštelę gauna kamuolį ir čia viskas labai paprasta. Alfa ir Omega varžovo komandoje yra Didžiai Šortas. Varžovo priekinė linija nėra ypatingai fiziškai stipri, tai yra lengvi aukštaūgiai ir būtent per priekinę liniją galima bandyti bausti svečių komandą. Tysonas Wardas arčiau krepšio, jo Metiručiai dar kartą bando kantriai žaisti žaidimą 2 prieš 2 Žalgiris. Atšokęs atakuoja Francisko iš toli. Netiksliai pirmasis prancūzo metimas. Ir labai didžiulis klausimas, kokiegi šiandien tritaškių naktis bus Kauno Žalgiryje, čia Jantai. Na, tikėkime, kad viena kita gera ataka iš Žalgirio pusės ir čia užsikurs Nemuno saloje susirinkęs ir galiai. Šorcas į kairę pusę atakuoja po driblingo ir pataiko nuo Malkolmo, vieno iš šios komandos žaidėjų. Ar jis galės žaisti šiose rungtynėse, bet matome, kad po kelių praleistų dvikovų Kolinas Malkolmas grįžta į rikiuotę. Brazdeikis iš toli 3 taškai. Gintis, kai į vieną iš pusių atakuoja Didžiai Šorcas, pasirinkė savo nuodus. Smailogičius. Jam suteikta laisvė atakuoti, Jantunenas tuo pasirūpina ir surizikuodamas bėga į puolimą. Ir pelno taškus. Ir 3. Štai taip. Galime iš naujo susipažinti su varžovų komandos penketu, kuris dabar aikštėje. Galbūt po šio Žalgirio atakos tą ir padarysime. Brazdeikis prieš Maudolo. Atšokęs atakuoja Igi ir pataikė. Čia galima ginčytis, jog ir varžovai yra labiau motyvuoti ir panašiai, bet na, iš esmės Žalgiris dar gali patekti į krintamasis, bet tu turi laimėti būtent nuo šių rungtynių praktiškai viską. Ulanovas prieš Maudolo. Maudolo yra greitesnis ir būtent greičiu. O visi atsarginiai žaidėjai tiesiog tragiškai atakuodavo krepšį ir Paryžiaus komanda eidavo į minusą. Deividas Sirvydis aikštėje galėjęs būti didvyrių praėjusią savaitę, bet nepataikęs paskutinio tritaško. Čia Edgaras Ulanovas, Paryžiaus komanda. Maudolo. Aukštai statoma jam užtvara. Vėl Edgaras Ulanovas prieš Maudolo. Maudolo nori atakuoti Ulanovą, dabar atakuoja jį mesdamas iš toli, susikurdamas savo progą. Bandžiasi drąsiai, iš karto atakuoja ir pakliūs Sirvydžio metimų Eurolygoje seriją. Ir būtent tokių metimų po pagavimo Sirvydis, žinoma, šiaip jau kaip metikas, bet tikrai geriau atakuoja, na, po kelių driblingų, kuomet padaro... Ir ruošia žaisti su kamuoliu. Net kiek nepatogia padėtyje gavo kamuolį metas Mišelas, o Didžiai Šorcas, firminis metimas. Vongas grįžta prie Šorco. 4 sekundės. Alenas Smailogičius. Nepakelia emocijų ir Silvenas Francisko prametęs iš toli. Hifi prieš Francisko. Na čia jo antras pramestas tritaškis šiandien. Ir vėl. Pirmas 2 prieš 2, likus 18-19 sekundžių. Čia išsikeitimas Šorcas prieš Birutį. Ir nori dabar Šorcas daugiau erdvės. Žaidžia prieš Lauriną Birutį. Viskas gynyboje dabar Heizas prieš Francisko. Ir čia tiesiog gera pagalba. Francisko užstringa, Didžiai Šorcas. Perdamas Jantunenui ir Jantunenas taškus į savo sąskaitą gaus. O tatas dar prisiminkime 9-9 ir po to tiesiog nukeliavo į didesnį skirtumą Žalgirio varžovai. Čia dar ir Birutis iš po krepšio nepataiko. Ir Didžiai Šorcas jau kitoje aikštelės pusėje po 5 sekundžių ir vėl gauna išsikeitimą prieš Birutį, kadangi taip anksti žaidžia Paryžiaus komanda. Ir vėl tiesiog žiūrėsime, ar Šorcas nusimes kamuolį ir atakuos pats. Ne nuo Žalgirio reikalai jau priklauso, čia suvaikšto Mėto Paryžiaus krepšininkai, po to susikeitimo Šorcas sukuria visą pranašumą. Greiti perdavimai, bet žalgiriečiai turi būti greitesni, energingesni. Smailogičius galbūt dabar. Taip ir yra. Andrius Gedraitis stebėjo, kaip jo sūnus pataiko nuo baudų metimo linijos. Maudolo pasirodęs aikštėje. Čia ar pavyks apsiginti? Gali tiesiog į ją įeiti Silvenas Francisko. Maudolo atšoka, gražiai nepataiko metimo. Su kamuoliu Žalgiris. Na, galbūt kažkokie lengvi taškai greitajame puolime. Ir taip ir yra. Ignas Brazdeikis nuo vienos pakrantės iki kitos. Įdomu tai, kad jau 13 tritaškų per 2 rungtynes iš eilės yra prieš Paryžiaus komandą prametęs Silvenas Francisko. O čia Daltas. Greitai ir vėl. Vos kelios sekundės po atakos pradžios. Vienas perdavimas. Paryžiaus komanda yra laisva. Čia dar vienas išsikeitimas. Brazdeikis prieš Kavalie.
Arčiau krepšio Ignas Brazdeikis nuo lentos, taškai krepšį. Igi išryškėja kaip kol kas geriausias Kauno Žalgirio žaidėjas šiose rungtynėse su 9 taškais. Na, vienintelis Žalgirio žaidėjas pataikęs daugiau negu vieno metimą iš žaidimo šiandien. Maudolo atakuoja Silveno Francisko ant visų pajėgumų. Na, kol kas matome praėjusios savaitės scenarijų, kuomet Vitorijoje krepšys buvo užrištas. Francisko. Įvairius penketus, Spliteris turi nusistovėjusią sistemą. Spliteris turi 2 mėgstamus variantus. Šorcas iš toli palieka jam laisvės, buvo Vitorijoje. 1 minutė, 43 sekundės. Ojojojojoj, kaip Žalgirio arenoje ir ta komanda tikrai nėra Kauno Žalgiris. Minus 20. Rekordinis Paryžiaus klubo pranašumas. Giedraitis iš vidutinio nuotolio. Pusė akivaizdu bus katastrofiška Kauno Žalgiriui. Dabar klausimas, ar pavyks dar labiau sumažinti skirtumą. Heizas prieš Dunstoną. Leistų taškų rekordo Makabio rezultatas kauniečių. Iš persvaros pusės varžovai yra nutolę prieš Kauno Žalgirį po 2 kėlinių. Būtent rungtynėse Milane minus 18. Tada buvo čia Aizė Vongas. Ir tėlės reikia kietumo gynyboje, reikia aišku ir puolime. Boyle nosios pusės laiku ir būtent pamuša tą kamuolį. Deflectionai, kurie nori Andrėją Trinkerį. Labai greit skirtumą iki vienženklio ir tada bandyti tęs darbus. Žalgiris privalo tą daryti. Iškart iš po krepšio atakuoja Paryžiaus komanda. Francisko, Butkevičius laisvas. Iš toli, nepataiko jis. Kamuolys puolime atkovotas jau neblogai. Na gal dabar. Taip, pagaliau. Žalgiris persvaro kamuolį į varžovų aikštės pusę. Tam reikėjo 8 sekundžių, beveik 8 sekundžių. Francisko, prieš jį Jantunenas. Iki galo Silvenas Francisko, 5 iš eilės. Francisko perdavimas, ten Giedraitis vos neišlėkė su kamuoliu į užribį. Francisko prieš save turi ir Jantuneną, ir Heizą. Brazdeikis atakuoja Koliną Malcolmą. Kaip ten bebūtų, Žalgiris dar kartą apsigina. Galima tęsti gerus darbus. Tikrinamės temperatūrą. O, ir kaip karšta! Dabar jis aikštėje su Nadiru Hifi vienu metu. Hifi ir gauna bloką iš Arno Butkevičiaus. Ne šiandien ir ne taip lengvai Nadirai Hifi. Giedraitis laisvas. Laisvas. 3 taškai. Dabar ir Pirutis prieš TJ Šorcą. Francisko labai gilėje pagalboje. Šorcas. Suvalgytas TJ Šorcas. Čia Arnas Butkevičius iki galo nėra taškų. Pirutis. Atrodo, kad reikėjo Žalgiriui atsilikinėti 18 taškų, kad pradėtų žaisti Nadiras Hifi. 9 liko jo sąskaitoje. Francisko meta kamuolį baudos aikštelę ten buvusiam Butkevičiui. Iki galo Brazdeikis. Čia jau maksimaliai bandė rinkti ir toliau taškus Nadiras Hifi. Patikrinę savo rankos karštumą. Koks perdavimas į baudos aikštelę. Nuostabus jo perdavimas. Maudolo irgi pridaręs problemų Žalgiriui pirmoje rungtynių pusėje. Dabar jis ant parketo. Iki galo čia 2 taškai ir bent jau rezultatyviais perdavimais bandė nebūti minuso teritorijoje. Dabar jis jau turi 10 naudingumo balų. Čia blogiausia, kad Žalgiriui galėjo atsitikti. Dar ir antrąjį šansą gauna Maudolo. Arnas Butkevičius. Trečias blokas šiame ketvirtyje iš Arno Butkevičiaus. Įspūdinga. Čia be pražangos kol kas ginasi Paryžiaus ekipa. Jie yra užfiksavę 2 pražangas kol kas tik. Nadiras Hifi uždaro dešinę pusę veržti Silvenui Francisko. Francisko kaip pranerė pro Hifi. Koks jo perdavimas ir Laurynas Žverutis. Vienas kitas judesys bando surasti erdvės. Išsiveda Lauryną Birutį prieš save Maudolo. Nėra erdvės atakuoti Nadiras Hifi. Eik tu sau. Andreso Opsto tokie šmėklos pasirodymai irgi čia ką tik buvo. Vongas gauna bloką. Nenori atakuoti Aizėja Vongas, laisvas iš kampo, Giedraitis Dar vienas laiko dar likę labai daug. O čia vėl Arnas Butkevičius puikiai apsigina, Vongas jau kitoje aikštelės pusėje, bet Holmsas jį pristabdo. Pamatė, jog nėra tų didesnių, laisvesnių erdvių Vongas. Pirutis prieš save, mažesnis Kavalyje. Čia Brazdeikis iki galo. Tos aikštelės cementavimu Arnas Butkevičius buvo instrumentalus žaidėjas grįžtant į rungtynes. 2 taškai, 3 perimti kamuoliai, 3 blokai. Tokia šiandien kol kas Arno statistika. Čia nėra pražangos puolime, bet ir netakuoja Malcolmas. Ir Pinės čia.
Isaiah Wongas šiandien žaidžia ir savo rekordinės minutės su Žalgirio marškinėliais. Ir dabar atkarpa be Silveno Francisko. Wongas iki galo atakuoja Nadirą Hifį ir pelno savo 4 tašką. Ir judesys, kurio neturėdavo Lonnie Walkeris. Sustojimas ant 2 kojų baudos aikštelėje. Ojoj, Hifį laisvas. Taiklus tritaškiai iš 5. Nadiras Hifį buvo pataikęs 5 iš 35 iki šio mačo. Wongas nesiskiria su kamuoliu, nepataiko jis. Edgaras Ulanovas kamuolys puolime, ant savo antrą kamuolį puolime šiandien ir pelno 3 taškus vienos atakos metu. Brazdeikis kovoja dėl kamuolio ir bendrom pastangom Žalgiris apvogė Paryžiaus komandą. 4 prieš 3 situacija. Ar pavyks Žalgiriui ją pasinaudoti? Antstonas kaip išvalo vis. 7 dienos. Taip, iškrito iš rikiuotės iki FIBA lango. Nebuvo skelbta, kokią traumą buvo patyręs. Daug taškų per trumpas atkarpas. Prasideda ketvirtasis kėlinys, o Francisko 5 kartus šiame sezone ketvirtajame kėlinyje yra surinkęs 10 arba daugiau taškų per vieną kėlinį. Antstonas iki galo ir Kauno Žalgiris vėl yra priekyje. 62-61 Žalgiris nepirmavo nuo rungtynių pradžios. Ir TJ Shortsas. Ir taip, Žalgiris palieka jam tą vidutinį metimą. Dunstonas nekyla ten aukštai, bet tokius metimus Shortsas su tiek laisvės tikrai pataiko. Wongas nemetė iš toli, Ulanovas gauna perdavimą. Toni atkovoti kamuoliai puolime. Toks yra Žalgirio rezultatas. Ulanovas praranda kamuolį, čia dvigubom pastangom Paryžiaus ekipa apsigina. TJ Shortsas. Čia ir Mika Jantunenas. Atrodo, ir jam kažkas nėra itin gerai. Kolinas Francisko. Bandžiasi prieš jį iš toli Francisko. Prameta dabar metimą žalgirietis. Isaiah Wongas vėl pirmasis prie kamulio. Nėra bloko, yra taškai. Isaiah Wongas. Po šio mačo ir žinant jų formą paskutiniu metu, tai irgi yra tos rungtynės, kurias reikia laimėti. Silvenas Francisko, nuostabi gynyba. Nuotolio. O Ulanovas prie savęs turi Nadirą Hifį. Būtent čia Žalgiris ir bando įvesti kamulį. Sužaisti high-low nepavyksta. Sirvydis iš toli dar geriau. Trikurti. Bando bent kažkokias viltis dar palikti visiems Kauno Žalgirio fanams šiame Eurolygos sezone. Giedraitis, perdamas Ulanovui. Ulanovas pataiko. Su tokiais Kevarijos Oheisio metimais mes galime gyventi paskutinėmis sekundėmis. Dar viena gera Žalgirio gynyba iš eilės privertusi paskutinėmis sekundėmis. Francisko, merci beaucoup. Nebūtų buvę. Bet laiko dar liko sočiai ir reikia atsilaikyti nuo varžovo bandymo sugrįžti. Šiame ketvirtyje tad prasižengti, nesiunčiant varžovo prie baudų metimo linijos jau nebebus galima. Shortsas iki galo. Bes pusėje vienu metu. Shortsas mato likusį atakos laiką. Prieš jį Bryantas Dunstonas. 2 sekundės Shortsas. Meta vis tiek iš vidutinio nuotolio ir prameta. Hifį su kamuoliu. Nadiras Hifį. Sekundžių iki Žalgirio atakos pabaigos. Giedraitis. Klaida Žalgirio žaidime. Žalgiris pražangų nebeturi. Ir čia Isaiah Wongas. Ir Isaiah Wongas. Wow. Atskubėjo. Pasidžiaugiame, viskas baigėsi. Na, Vilniuje jis kalbėjo, kad matė kol kas nerealiausią savo gyvenime atmosferą. Antroje rungtynių pusėje galbūt jam patinka vaizdas, ką mato Žalgirio arenoje. Labai tikiuosi. Wongas iš vidutinio nuotolio. Ačiū labai. Na, tikrai nėra pagrindinis veikėjas prie Silveno Francisko, bet būtent tokio žaidėjo galbūt ir reikėjo Kauno Žalgiriui. Čia Modolo iki galo ir... Beje, buvo klausimų dėl Alenos taškai 0 naudingumo balų. Shorts prieš save turi Birutį. Vėl nori erdvės ir nori žaisti vienas prieš Lauryną Birutį, ką šiandien matėme ne kartą. Išbandymas Laurynui. Visi 4 kiti Paryžiaus žaidėjai kitoje aikštelės pusėje. Ir kamuolys suvaikščio iki Jantuneno. Jantunenas pataikė. Paryžiaus ekipa atrodo visas fokusas į Shorts arba Hifį. O čia ir vėl tas dvigubinimas, kurį matėme ne kartą, tiesiog išsikeičia Paryžiaus komanda. Reikia Žalgiriui taškų. Butkevičius atakuoja Jantuneną iki galo. Taškai krepšyje. Arnas Butkevičius. Na ir rungtynės ryti. Na ir rungtynės jau muša prakaitas. Čia pražanga prieš TJ Shortsą, nes sportinės pražangos nori tik. This should be a foul, but he stay with this grabbing. Okay? And this is not a normal. Ai. Birutis siekdamas kamulio vėliau liko užsikabinęs už TJ Shortso rankos.
Tai yra nesportinė pražanga. Dėjai Solelio, visi įmanomi itališki keiksmažodžiai skrenda iš jo lūpų. Tautvydas Sabonis užkūrinėja Žalgirio areną, taip. Dabar metas parodyti triukšmą. Kamuolys nemeluoja. Dar vieną. Ačiū labai. Tautvydas Sabonis irgi tik. Laikrodį prieš pat įsimesdamas kamuolį, jis tikrai nori 2 atakų. Šorcas žaidžia iki galo. Nėra taškų su kamuoliu Kauno Žalgiris. Dovis Giedraitis padarė viską, kad apsunkintų šitą metimą TJ Šorcui. Gal metas atidarius diskoteką ją ir uždaryti. Pataikai dabar, laimi rungtynes. Kas bus herojus? Giedraitis iš toli. Dovydas Giedraitis nepataiko ir pražanga kovoje dėl kamuolio Aisėja Vongu. Nuostabę antrąją pusę. Tu negali... Dar klausimas, ar pataikys tą antrą metimą TJ Šorcas, tą jis ir daro. Metimą. Aš negaliu sėdėti ant šitos kėdės, nes dabar 9 sekundės. Žalgiris su kamuoliu. Silvenas Francisko. 5 sekundės. Francisko iš vidutinio nuotolio. Taip! Tai gynybai. Čia užtvara Nadirui Hipi. Hipi gauna kamuolį. Hipi. Tunėjo kaut. Išmeta kamuolį ir Kauno Žalgiris iškovoja pergalę. Šitose rungtynėse atsilikęs 20 taškų skirtumų. Oho, Ryti.